Laidą pristato. Kad mažas sėklų pakelis virstų dideliu džiaugsmu. Žalia stotelė, viskas sodui ir daržui. Kodėl po liūčių nyksta vaismedžiai? Kaip sodyboje įsirengti drenažą ir dirvos sausinimą? Minimalistinis aplinkos papuošimas, miniatiūriniai augalai ir žydėjimas visą sezoną. Vertingi patarimai pas televizijos serialų prodiuserį Rolandą Skaisgirį. Sveiki, Rolandai. Iš basų kojų matom, kad atostogaujate. Sveiki. Ne, visas gyvenimas atostogas. Labas. Sveiki, Vilija. Šiandien mes dar kartą atvykome pas garsų prodiuserį, serialų kūrėją Rolandą Skaisgirį. Ir šalia šio puikaus rožino pabandysime dar tą aplinką pagyvinti. Tai Jolita, trumpai dabar pristatykite projektą. Mes iš tiesų pateikėme Rolandui berods 4 pasiūlymus. Įvairius variantus pateikėm. Rolandas pasirinko vieną, bandysim jį ir įgyvendinti. O Rolandai, kodėl pasirinko tokį minimalistinį stilių? Nes čia pas jūs parkas, čia buvo galima prisodinti visą teritoriją. Ne, tai kad man atrodo, kad visko čia to ir užtenka. Ir visi tie pasiūlymai truputį buvo per daug. Visko, aš taip įsivaizduoju. Aš iš vis mėgstu, kad tai būtų visko ko mažiau. Natūrali gamta tiesiog? Nežinau, kiek jinai savęs natūrali, bet taip norėtųsi, kad iš tikrųjų, kad niekas čia nieko neužgoštų ir kažkaip man tas pasiūlymas vienas iš tų minimaliausių ir patiko labiausiai. Žinomam prodiuseriui televizijos serialų Moterys meluoja geriau, be namų. Motina ir sūnus kūrėjui Rolandui Skaisgiriui mūsų laidos konsultantai iš Garliavos Medelyno Arūnas Čerkauskas ir Jolita Sabaliauskienė pateikė pasiūlymų. Kaip dvaro stiliumi papuošti aplinką. Apie tai, kokį pasiūlymą pasirinko Rolandas, papasakosime vėliau. O praėjusių metų pavasarį mūsų laidos konsultantas Aleksandro Stulginskio universiteto agronomijos fakulteto docentas Algirdas Amšiejus čia pasodino sodą Rolando Skaisgirio šeimai. Dabar, kai mes buvom pas jūs anksti pavasarį su Algirdu Amšiejum, pasodinom sodą, kaip tas sodas, gal kažką jau paragavot? Gal kokį uogą nieko nesuvalgė dar? Ne, dar palaukit, kur čia reikia. O šilauogių dar nebuvo? Ne, nebuvo. Einam pasižiūrėti, einam tada. Pažiūrėsim. Ai, vat yra viena kita uogelė. Kur? Jo, yra. Yra viena Va, kita ir čia uoga. Yra. Bet jos yra dar per anksti. Aš manau, kad, matot, jau yra apskinta. Vadinasi, kažkas jau paragavo šitų uogų, kadangi jų, žodžiu, derėjimo laikas yra skirtingas. Vienos pradeda ir kitos ten dera tik tai rugsėjo mėnesį. Jo, bet aš ir sakau, kad čia jie privažiuoja tų draugų visų, tai ir viskabo, iš tikrųjų. Aš neperspėjau, kad negalima dar. Plėšykit bilietus prie įėjimo. Čia yra ir šilauogių. Kaip dabar vaismedžiai? Ar visi žydėjo? Žydėjo, tai principė viena tik tai nežydėjo. Vyšne, bet po to kažkaip numirė dar 2 medeliai. Numirė 2 medeliai, ar ne? Jo. Dabar Algirdas Amšiejus ten jums buvo, žodžiu, pataręs, kad padaryti tam tikrą drenažą, paprastą drenažą, kadangi šita vieta tokia pakankamai užmirkus. Ar buvo jis padarytas? Ne, mes nedarėm jokio drenažo. Aha, jisai pasakė, kad reikia nukasti, atsimenat vandenį? Jo, jisai sakė tą aš pamenu, bet mes kažkaip to ir nedarėm. Nes viskas atrodo, visi žydėjo. Ir po to vienas medelis. Šitas žydėjo tikrai 100%. Ir antras jau visiškai kažkodėl. Trečias miršta jo. Jo. Algirdas Amšiejus tuomet mūsų laidos herojui patarė nukasti nuolydį vandens nutekėjimui, kad gausiai palijus neužmirktų jaunas sodas. Pasirūpinti sodu Rolandui nepavyko, todėl kai kuriuos medžius pražudė per didelis drėgmės kiekis. Visa teritorija tokia drėgna yra? Jo, visa. Visa teritorija drėgna, ar ne?
O matėt Monake? Žinau, kad buvot Monake. Ten ant stogų auga sodai. Nu taip. Rolandai, gal iš tikrųjų daroma jūsų stogo? Gal jau tiek to, užtenka ir ant žemės. Reikės labai užsilaipėt obalių. Nustatyti, kodėl džiūsta vaismedžiai prodiuserio sodyboje Suvalkijoje, pasikvietėme konsultuoti Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto mokslų daktarę Vildą Grybauskienę ir studentus. Netrukus patarsime visiems mūsų žiūrovams, kaip patiems nustatyti, kodėl užmirksta dirva, kodėl neveikia drenažas ir kaip sausinti sodus ir sodybas. O dabar mūsų laidos konsultantės iš Garliavos Medelyno Jolitos Sabaliauskienės patarimai, kaip susikurti minimalistinį peizažą iš žydinčių augalų ir kaip skoningai papuošti įėjimą į namus. Rolandas Skaisgirys norėjo, jog prie įėjimo augtų žemaūgės pušys. O jogi dydis tai nebus labai aukštas, ar ne, kaip aš supratau? Ar jos labai aukštas? Čia yra specialiai, kaip ir aiškinom, kad nereiktų nieko dirbti, formuoti, nieko nereiktų daryti. Pušelės skiepytos ant koto, vadinasi kalninė pušis kobolt, auga iki metro, jeigu būtų žemai skiepyta, tai būtų apie metrą. Čia yra ant kotuko, prie jūsų namelio toks parko šiek tiek stiliaus. Kiek jinai dar augs, sakot? Pats bumbulas per visą savo gyvenimą metras. Ai, jos skersmuo metras bus, ar ne? Taip, ir iš šonus ir į viršų tiesiog va, toks apie metrą. Aišku, kai skiepyta, šiek tiek lėčiau, mažiau ir nieko daryti nereikia, pati palaikys savo formą. Kita vieta, kurią norėjo papuošti žinomas prodiuseris, yra pirtis. Ja Jolitos Sabaliauskienės komanda dekoruos šluotelinę hortenziją ir alyvomis, kurios žydės skirtingų metų. Tai yra 3 alyvos skirtingų spalvų sužydės gražiai, o čia papuošti alyvos žydės gegužį. Alyvos žydės gegužį, ne? O šito žydės antroj vasaros pusėje. Tiesiog šitą kampą šiek tiek įvesti žiedų spalvos ir bus vienoks, o šičia baltai kitoks, pasipuoš šiek tiek pilkom fone gražiai atrodys. O alyvos šiaip tai, kaip aš pamenu, tai jos labai kerojos, jos jau daug auga. Vienas dabar yra krūmas, kuris tai bus didesnis, jis toksai, taip, jis kerosis. O kitos 2 yra skiepytos ant kotelio, specialiai, kad neleistų iš apačios jokių atžalų ir netrukdytų šienauti, kadangi bus žolytėje. Todėl yra ant kotelio, jos išaugs į kupstelį ir žydės ant kotelio ir tikrai netrukdys, o apačią pridengs hortenzijas. Nes jos hortenzijos nebūna tokios aukštos, jos yra... Šiaip bus apie 1,5 metro geras, gražus, didelis žiedais aplipęs krūmas. Labai gražus. Sakot, bus gražu, Rolandai? Man patinka. O pats dažnai einat į pirtį? Vakar buvo. O per metus kiek kartų? Nu, kokius 5 kartus. Tai žodžiu, nėra iš tikrųjų laiko? Ne, aš nesu ten toks labai mėgėjas, čia daugiau vėlgi dėl žmonių. Dėl žmonių sodinat sodą, dėl draugų sodinat augalus. Supratau, jūs labai geras draugas esat. Hortenzijos žydės nuo Liepos pabaigos iki pat šalnų. O gegužę birželį šią vietą puoš skirtingų veislių alyvos. Sodinant augalus į sunkesnį, molingą dirvožemį, želdynų specialistė Jolita Sabaliauskienė patarė pagerinti dirvą. Matau, Jolita išsikasė duobę, bet jinai yra vos ne 2 didesnė negu vazonas. Kodėl? Norit gerinti dirvą? Taip, kaip ir sakiau, visur reikia pagerinti labiau augaliukai, vien dėl to netgi, kad ta žemė sodinant būtų minkštesnė, kad greičiau išleistų šakneles, nes jos dabar vazone ten neturi kur augti, tai sukasi ir kaip pasileis iš karto, kad leistų į gerą gruntą maišomą durpes, kad būtų minkšta ir laiko drėgmę, tada labai greitai ir lengvai leidžia tas šakneles į šonus, kas ir reikalinga, kad augalas įsišaknytų. Kaip sodinamos alyvos? Alyvom irgi nieko ypatingo nereikia, alyvom tik gal šiek tiek sausiau, vat jos ir užteršta miestų orui yra atsparios ir dažniausiai tokios sausiau, vat irgi nemėgsta tokio užmirkimo, tokio visiškos drėgmės. Tai irgi duobė, šiek tiek pagerint žemę, juodžemis tiktų geriausiai. Štai taip pasodinus tik keletą išraiškingų, išskirtinių augalų pasikeičia aplinka.
O dabar Garliavos medelyno specialistų Arūno Čerkausko ir Jolitos Sabaliauskienės patarimai, kaip papuošti aplinką tiems mūsų žiūrovams, kurie turi erdvę teritoriją, parko ar dvaro stiliaus kūrimui. Aš tik tai noriu pasakyti visiems žiūrovams, kad tai, ką čia padarė Jolita ir Arūnas kartu, tik tai labai maža dalelė, ką būtų galima padaryti parko stiliuje. Pateikėme Rolandui tą keletą projektų, kas dar galėtų būti šioje aplinkoje. Kai buvo vizualizacijai, buvo labai gražu būtų išdėstyti karpytus rutulinius klevus prie įvažiavimo. Didelę pušį pasiūlym, kad būtų žalumos, nes daugiau vyroja lapuočiai, už tai, kad kaip ir šnekėjom anksčiau, lapuočių miškas reiškia aukšti gruntiniai vandenys, daug vandens, taip, pušis nemėgsta. Ant kalniuko biškį ją dar pakėlus, tai tikrai augtų, būtų viskas tvarkoj, pušelę kelias įmest, įrėmint įvažiavimą, pridėti prie dvaro stiliaus, nes jau pradžia yra daryta dvaro stiliaus, ratas, rožynas vidury, įvažiavimas turėtų būti įrėmintas, pirtelę truputį spalva apsodinom, augalai išdidės ir trūksta daugiau tokio parko stiliaus į dvaro, kažką tai pušis, dar kokį raudoną klevą ar dar kažką tai. Toliau ir kai buvom pasiūlę kažką, tai gal žmogus kiekvienais metais subręs ir vis paugaliuką sugalvos pasodinti. Tai ką, Gita, ačiū Jums už tas mintis, už tos pasiūlymus, už tą Jūsų kūrybą. Ačiū Jums už tos puikius augalus. Ačiū Jums ir sėkmės Jūsų darbuose. Dėkui už gerą žodį. Sunkiuose. Ačiū už gerą žodį. Ačiū Jolitai. Toliau laidoje spręsime, kaip išgelbėti nuo užmirkimo Rolando Skaisgirio sodą, kuriame jau žūsta vaismedžiai. Patarsime, kaip patiems pasitikrinti, ar veikia drenažo sistema sode ir sodyboje. Dar papasakosime, kaip apsisaugoti nuo kurklių ir kaip prižiūrėti šiuo metu lauko ir šiltnamio daržoves. Jūsų laukia žiūrovams skirto konkurso rezultatai ir dovanos visiems, kurie dalyvavo šiame konkurse ir atsiuntė mums savo aplinkos nuotraukas. Likite su laida Svajonių sodai.